buvo atviras prasmės galimybė. Nereikia manyti, kad kiekvienas iš jų praktikavo vienokią ar kitokią konfesiją, nes senovės graikų atveju tai čia tos kažkokios religijos šiuolaikinių supratimų netgi nebuvo. Taip pat iškilus mokslininkai, Newtonas, Kepleris, daugybė kitų gali būti vardėmi, Paskalis. Kai kurie turėjo labai specifinę Dievo sampratą. Pavyzdžiui, Einšteinas, jis vargu ar galėtų būti laikomas tikinčiu ta prasme, kuria gali būti laikoma, iš tiesų turėtų būti laikomas tikinčiu, pavyzdžiui, Izaokas Newtonas, arba koks Blezas Paskalis, ar René Descartes, ko gero ne. Bet savo pasisakymuose jis nuolat vartojo tą Dievo įvaizdį, Dievo metaforą. Sunku pasakyti, ką jis turėjo galvoje, tiesiog matyti, turėjo galvoje, kad egzistuoja kažkokia tvarkos struktūra, prasmės struktūra, tikrovė galbūt prasmės ne filosofinė prasme, bet tuo požiūriu, kad visada suvokiama, turėtų būti suvokiama kaip tvarka, o ne kaip chaosas. Žodžiu, tiek iškiliausi mokslininkai, tiek filosofai, jie nesibaidė šitos Dievo hipotezės, kaip aš pavadinčiau. Iš to beje neplaukia nei tai, kad Dievas iš tiesų yra, dėl to, kad Platonas ir Kepleris ir Newtonas tikėjo jais. Kita vertus, verčia susimastyti. Kitaip sakant, tie, kurie norėtų lengva ranka atmesti šitą hipotezę kaip vaikišką, kaip primityvę, nes būtų daugybė būdų sukvailinti tikinčiuosius, sakant, kad, kartu su Freudu sakant, kad čia kyla iš tokios naivios vaikiško noro susirasti tėvą, kuris nepatenkintų visus poreikius. Tiesiog vaikui reikia tėvo. Ir jisai jaučia nesaugumą visatoje, reikia kažkokio vadangiško tėvo. Ir štai tas tėvas religijoje duotas. Galima įvairiausiais būdais kvailinti tikinčiuosius. Pavyzdžiui, galima kartu su Marksu sakyti, kad religija tai yra nuodai, tai yra opiumas liaudžiai. Čia tas Mao, daugiau yra pasakymas, kad religija nuodai, tas pasakymas, ta mintis, kurią jisai pasakė dabartiniam Tibeto dvasiniam lyderiui, Dalai Lamai. Galime sakyti, kad religija atsiranda kaip tam tikra tokia psichologinės ginties forma, kai žmogus jausdamasis nesaugiai pasaulyje, jisai tiesiog tam, kad neišprotėtų, kad liktų gyvas ar kad jaustųsi komfortiškai, jis sukuria Dievo vaizdinį. Tai žodžiu, yra galimybė kartu su Freudu, su Marksu, ar net, pavyzdžiui, su Nyčia, kvailinti tikinčiuosius. Ir nesvarbu, kokios religijos jie būtų. Bet galima kartu parodyti pirštu į Platoną, į Aristotelį, į Sokratą, į Newtoną, į Keplerį, į Paskalį ir daugybę kitų. Ir sakyti, gal jau jų intelekto koeficientas tai gal nebuvo, tik 30 ar 50. Tai gerokai virš 100 matyti. Tai, žodžiu, verta į tai atkreipti dėmesį. Iš esmė yra tai, kad Dievas tų mąstytojų ir mokslininkų akiratį egzistavo kaip labai stipri hipotezė. Ne vienas iš jų nemanė, kad jis iš tiesų žino, kad iš tiesų yra taip, o ne kitaip. Tiesiog jis kėlė šitą hipotezę, nes jie atrodė patikimesnė negu alternatyvios hipotezės. Aš dažnai savo pačiam taikau tokį mintinį eksperimentą ir savo kolegom filosofam ir apskritai žmonėm siūlau jį taikyti. Jeigu tau atrodo, kad tu tiki, bet tu abejoji, jeigu tau atrodo, kad tavo tikėjimas yra silpnas, arba galbūt būtų geriau netikėti, galbūt pakeisti pasaulėžiūrą, tai toks experimentum crucis galėtų būti štai koks. Įsivaizduoti, kad laikaisi priešingų pažiūrų ir pasižiūrėti, ar tau nekyla įtarimas, ar nenori vėl grįžti prie pirminės pozicijos. Tarkim, save laikai tikinčių, bet abejoji, ar tavo tikėjimas yra stiprus. Tai tada apsimesk savaitę laikyti save netikinčių ir žiūrėti pro šitą prizmę, kelti šitą hipotezę, kad Dievo nėra, ir pasižiūrėti, ar ji netrodys įtartina, ar ta hipotezė nesikirs su gyvenimo faktais.
Ir aš tiesą sakant esu pabandęs. Ir man jinai ta priešinga hipotezė pasirodė įtartinesnė negu ta pirminė hipotezė. Tai reiškia, kad kai mes gyvename taip, tarsi Dievas būtų, tas tarsi čia nereiškia, kad yra kažkokia iliuzija ar fikcija, tiesiog kaip hipotezė.